Jis buvo maždaug apie 50 cm. Jis turėjo kairėje rankoje laikė karalių, o apačioje buvo gyvatė. Čia turbūt klebonas rado, kai karys veikdamas gerti spardė jį iš kranto. Dabar jis yra Čiurlionio muziejuje. Tai vat, vaikai, čia mano senolis, tėvelis. Dabar metus bus man sunku tiksliai priminti, prieš kiek tai buvo, kažkur apie 22 metai. Mano tėveliui buvo tada 16 metų, kaip jis sakėsi. Jisai su mano senoliu, kaip būsiu, čia va toj vietoj kasė žvyrą. Reikėjo parsivežti tenais, galbūt paskui pavažiuosim tą sodybą, parodysim. Su arkliukais atsivažiavę, buvo duobė, senolius, kaip sakė, ant kranto, mano tėvelis iš duobės kabino tą žvyrą, metė ant kranto, o senolis į vežimą permesdavo. Na ir sakau, aš kabinu toj duobėjai odinį. Nekreipiau dėmesį, tą odinę paėmiau, sako, su šiupelė, ant kranto išmečiau, o jau tasai, mano tėvelis, senolis, sako, tai žmonės senovėje pinigus į podinės kasdavo. Aš su tą šiupelę per tą podinę, na ir pažiūrėjau viskas. Tenais, kas auksinių, tai nedaug buvo, 4 auksiniai, pagrindas tai buvo vertė, kaip jie, kad rodė, man sako, į plaštaką vieną sidabrinį dėjo, tokie dydžiai, pagrindas, dideli vieną tik tėjo paimti sidabrinį. Tai tuo metu kažkaip, kaip jie vertino, tai pagrindė tai sidabras vertės turėjo. Ir labai daug rudų kapeikikių buvo. O data, kaip jis sakė, 1400 metais matėsi data buvo. Tuose ruduose kapeikuose. O tie sidabrinė kokių metų, tai aš dabar irgi nepasakysiu. Kažką gal sakė, bet neprisimenu. Tai vat šitoj vietoj toks, kaip sakyti, buvo rastas lobis. Nu, dydis, kaip sako, ten buvo apie 3 litrų tos podinės molinės. Ir tie visi, sako, pinigėliai išėjo, visi barstė tos auksinius batsiuliam. Tuo laiku tie žydeliai vaikščiojo, pardavė už batų, ten už kažką su tvarkymais. Auksas labai mažą vertę turėjo. O sidabrinius tai buvo išvežę pas giminės į pajūrį. O ten, kada kažkas susižinojo, sako, čia tų vaikų pribėgo daug, pamatė, sako, jau paslėpių nebėjo. Tai vis tiek visi sužinojo, tai atvažiavo tipo iš saugumo su skrybėlėm. Išklausinėjo viską, norėjom neįsiduoti, bet sako, bet viską išklausinėjo, kad čia, sako, tas nuolaužas tos podinės pažiūrėjo, sako, jūs nemeluokit, čia ir aukso buvo, čia ir sidabro buvo, visko yra toj buvę, tai nupasakojo telefonu, nieko nebuvo, nupasakojo maždaug kur kas kaip yra į pajūrį išvežti tie sidabriniai. Jie nuvažiavo tenais, sako, mes su merkeliais atsiskaitėm, sakė atiduoti tuos sidabrinius. Na, tie ir atidavė tuos sidabrinius. Taip ir visi tie pinigėliai. O tų rudų kapeikų, tai sakė, tai buvo visur, čia visi po kaimą nešiojasi.
tenais toje sodyboje, aš tikiuosi dar ir dabar tenai turėtų būti, kaip tėvelis pasakoja, gaisro metu, kai degė, tai taip viskas tos pelenuose ir paliko, nes susižinoja net iš Amerikos, iš muziejų atrašė laiškus, jiem rašė, kad atsiųstų tų kapeikėlių, tų rudųjų, kaip jas vadinasi, aš irgi nežinau, tai bent į muziejus, kad atsiųstų. Bet, nežinau, raštingumo ko truko, niekas, sako, neįsit, niekas tenais. Taip, ir paskui degė tą sodybą, sustoja, taip, ir įsivarys, paskutiniai ženklai. Šiai dienai neturim kainai parodyti, galbūt toj žemėje yra tenais, bet ras. Ar susikurti pačiam gyvenimą, ar kai jau Aš manyčiau, tai tikrai jau geriau susikurti pačiam gyvenimą. Nes rastas lobis, kaip randi daugiausia, taip ir išeina, nes laikinas toks prabagotėjimas, sakykime. O jau jeigu pats sukursi savo laimingą šeimą, gyvenimą, tai man atrodo visiems laikam ir kartos atsimins. Tai čia, kai tas buvo lobis rastas, tai čia tų, kaip minėjom, kapeikėlių, rudų, tai kaip tėvelis pasakoja, čia buvo visur pribarstyta, sako, apie namą. Sako, buvom vaikai primėtę, bet kai degė, tai viskas ir pelenuose ir pasiliko tikėtina. Taip, mum ir neteko pamatyti natūroje. koks yra jūsų gyvenimo lobis? Mano gyvenimo lobis, sakyčiau, tai ūkininkavimas, šeima, pagrindas. Įsivaizduokit, kad jūs esate mūsų klausiau, ką veiktumėt dabar? Aišku, dabar tai visų pirma, anais laikais, jūsų amžiaus kaip buvau, galbūt kaip ir jūs, norėjusi pažaisti, paišdykauti, bet mokslai tai buvo paskutiniai vietoje, bet dabar tai tikrai vaikai. Visų pirma, stengčiaus kuo geriau mokintis, kad pabaigti mokslus, nes be mokslo, ką bedirbtumai, ar ūkininkauteisi, ar, žinot, kad mokslą ant pečių nešioti nereikia, kaip pasakyti. O kai esi išsilavinęs, tai bet kuriam darbe tai yra lengviau. Ar jūsų darbė reikia kūrybiškumo? Taip, reikia. Be to kūrybiškumo tai neišplėsi. tą ūkį reikia suformuoti, reikia ir žinoti, pažinti, kaip sako, žemę. Jeigu svetimas dabar ateitų iš dienos, patikėkit, ant tos mano žemės, kaip senoliai jau net pasakė, nepažinęs šitų laukų ir iš karto pradėti dirbti, tai tikrai bus sunku. Ir norint išplėsti ūkį, o kaip išplėsi, tai turi kažką tai galvoti į ateitį, visos ir statybos ir viskas susideda. Thank you.